nors visi kalba, kad tik tais pirmoje vietoje magnetinis rezonansas. Bandysiu įrodyti, kad ultragarsas irgi turi savo vietą, nepaisant kai kurių autorių nuomonės apie nuliuką dėl meniskų plyšimų. Be abejo, mes negalim visko pasakyti, įvertinti, kaip ir prieš tai rodė magnetinio rezonanso metu meniskų plyšimas, bet tikrai mes kai ką galim pamatyti, nors pagaliau nusiųsti teigiamą kryptim. Čia yra paimtas kaip pavyzdys iš, matot, 2014 metų vadovėlio ir turėtų kaip ir būčiau laikinis ultragarsinis vaizdas menisko, bet netgi dabar bando jį apibriežti, nurodyti, kad čia yra meniskas, kad mes bandytume įsivaizduoti, štai taip vaizduoja 2-3 metų senumo vadovėliai plyšimą. Na, aišku, pamačius tokius ultragarsinius vaizdus, man irgi nelabai kiltų noras pradėti echoskopuoti, nes čia visiškai neaišku, kas yra kaip. Cistą aš dar matau, menisko projekciją kažkur matau. Čia lyg turėčiau patikėti, kad čia yra plyšimas. Kažko reikėtų man akivaizdžiau. Apie menisko sandarą tikrai jau ne kartą šnekėjau. Kaip reikėtų vertinti, tirti meniską ir grinai ultragarsinės diagnostikos metu? Kaip? Be abejo, reikia sulenkti kelį, sulenkus kelį pasukioti į kairę arba dešinę. Ir tyriant būtent vidinį meniską, mes visą laiką galim, pamatyti nuo priekinio rago. Priekinis ragas, galim pažiūrėti, keliaujam po truputį su davikliu į šoną, pamatom ir kūną. Ir taip pat galim pasistengti iš karto su davikliu nusileisti į pačią apačią, pasižiūrėti užpakalinį ragą. Mes galim visą vidinį meniską apžiūrėti nuo pat viršaus iki pat pabaigos, iki užpakalinio rago. Pavertus pacientą ant pilvo, mes tada galim įvertinti ir reikėtų visą laiką įvertinti pakartotinai, tai yra vidinio kūno meniską ir užpakalinį ragą. Kodėl to reikia? Kodėl dar kartą reikia pavertinti meniską? Todėl, kad kartais, kad būna meniskas geriau matosi, arba būna atvirkščiai netgi blogiau matosi. Dėl to siūlau visą laiką ir prieš tai ant nugaros gulint ir ant pilvo gulint, stengtis meniską pasižiūrėti. Tiesiog kaip pavyzdys, mes galim, šiuo atveju pacientas guli ant pilvo ir mes vertinam užpakalinį ragą, čia yra, matom, aiškus, gan hiperechogeniškas intarpas, užpakalinis ragas ir po biskį, kaip matot, meniskas kyla aukštyn, todėl, kad atliekamas savotiškas manevras, paciento prašau šiek tiek sulenkti pelkelio sąnarį ir kartais meniskas užkyla aukščiau. Ir štai kairė pusė, kur yra, kaip pasakyti, skausminga pusė, jau čia abejonių nekyla, kad yra problemos, horizontalus plyšimas užpakalinėme rage. Tiesiog lyginant dešinę su kairė, mes iš karto turim diagnozę. Ir jau pacientui, kaip pasakyti, aišku, ką toliau daryti. Vertinant šoninį meniską, vėlgi pasukus sulenktą kelį į vidinę pusę, mes vertinam priekinį ragą, kūną, kiek įmanoma, ir tada pasukus, pavertus pacientą ant pilvo, vėl taip pat kūną ir tada į užpakalinį ragą. Šoninį meniską ultragarsu vertinti tikrai yra sudėtinga, nes jinai yra plonesnė struktūra, sunkiau matosi ir aš kaip sakau, kad jeigu jau matai lateralinį meniską ultragarsu, tai yra su juo, tikėkis kažkokiu tai bėdų su juo. Kokios problemos jau kalbėta ne kartą, tai be abejo storas paudinis sluoksnis ir meniskas kažkur yra giliai, kažkas su juo darosi, lyg čia yra protruzija savotiška, bet mes tik tiek ir galim pasakyti, nieko daugiau nesimato. Kitos problemos tai yra be abejo paties menisko, tai yra žiūrėdami į meniską, judindami, keičiasi, baltėja, šviesėja, tamsėja, jo pats echogeniškumas kartais neduoda mums, kaip pasakyti, susiorientuoti, kas jame vyksta. Kai kurio uždėdį iš karto matai, bet pas kažkurios meniskus yra nesinori jie pasirodyti. Ką reikėtų vertinti? Kokie ultragarsiniai menisko degeneracijos požymiai? Padėtis. Pirmiausia yra padėtis. Pacientas guli ant nugaros, sulenkus kelį. Mes turime meniską įsiterpusį, taip ir turėtų būti, ar ne?
visur yra traktuojama taip, kad meniskas neturėtų būti išlindęs iš tarpo virš linijos, kuri jungia kaulų kontūrų paviršius. Tai yra pati idealiausia vieta. Bet tyriant kasdieniai praktikoje ir jauniem, ir seniem, ir visiems matosi šiek tiek tas protruzavęs meniskas. Aš santykinai iki 10–20%, tebūnė tas, kaip pasakyti, normos variantas, tikrai nerašau, kad čia jau yra patologija kažkokia, nes yra, kaip žinote, pavyzdžiui, vidinį meniską prilaiko kapsulė, galbūt kažkoks pradedantis besivystyti kapsulės laisvumas ar dar kažką duoda tą menisko minimalią tokią protruziją, bet tai nėra jokių būdų kažkokia tai patologija. Jeigu jau yra daugiau, tų santykinai 20%, taip, tada mes jau vertiname kaip protruzija, protruzavęs meniskas. Ir jeigu mes matom, kad jau tas meniskas išėjęs visiškai lauk, be abejo, tai yra ekstruzavęs meniskas. Kontūras irgi yra labai svarbu, jį irgi reikia vienu metu atkreipti dėmesį. Tai yra vėlgi nedidelis išsigaubimas, tai yra vėlgi savotiškas normos variantas. Jisai gali būti nedaug įsilenkęs. Kai kur jisai gali būti netgi įlinkęs meniskas. Irgi tai yra normos variantas. Be abejo, jeigu tas išsigaubimas jau didėja, čia jau nėra norma, jau yra patologija. Dar išreikštais atvejais tiesiog tas periferinis kontūras savotiškai didėja ir jisai net laikosi atsiranda tokie savotiškai plyšimai. Ir aš tai vadinu praktiškai kaip kalafioras atrodantis, didžiulė galva ir su dauginiais periferinio kontūro plyšimais. Echogeniškumas irgi yra svarbu. Tam tikrais atvejais juodas labai retai matosi, bet kartais būna toksai siauras meniskas irgi būna anechogeniškas. Nieko negali pasakyti, nežinai, ten plyšia, neplyšia. Čia yra normalios spalvos menisko. Gali būti tamsesnis, pilkesnis, šviesesnis. Toks jau neturėtų būti. Meniskas toks tikrai negali būti, nes jau pirmiausia galvos apie chondrokalcinozę. Galbūt yra difuzinė kalcinozė meniskos. Tai tikrai neturi būti baltas. Homogeniškumas jisai bus bele koks meniskas. Priklausomai nuo daviklio padėties. Ir vienaip, ir kitaip, ir trečiaip. Dėl to visą laiką vertinant meniską reikia žiūrėti tą visą puokštę. Tai yra jo padėtį, jo kontūrą, jo protruziją, ekstruziją, homogeniškumą ir taip toliau. Kaip atrodo normalus meniskas, tai yra štai tiesiog tokia šiek tiek mažesnio echogeniškumo negu aplinkiniai audiniai, jisai įsidėstęs savo vietoj, giliai pasislėpęs, aiškiai matyti, kad kontūras yra lygutėlis ir tikrai problemų su šituo menisku nėra. Tai yra normalus meniskas. Degeneracijos pradžia, tai yra mes turime turėti protruziją, mes turime turėti jau gan ženkliai išsigaubusi kontūrą ir be abejo nebeliks to homogeniškumo, jisai darosi tas meniskas heterogeniškas. Kaip atrodo jau gan taip jau vidutiniškai degeneruoti meniskai? Matom heterogeninis tankis, matom kažkokie jau periferijoje intarpai, tiesiog keliauju meniskai į kitą vietą, štai šitoj vietoj jisai jau yra protruzavęs, matosi periferinios kontūros jau paplyšimai ir pats jisai nėra toksai homogeniškas, būtent periferijoje. Ir važinėjant, matosi netgi tokie visokie intrameniskiniai hipoechogeniški ruoželiai, kas atitinka plyšimus menisko. Čia 26 metų mergina ir naujagimystė yra persirgus šlaunikaulio osteomielitu. Ir tiesiog žiūrint į meniską, tikrai jisai ne ką gerai atrodo. Matome netgi centre hipoechogenišką intarpą, tai yra degeneracinė zona, kas greičiausiai sutaptų su magnetinio rezonanso vaizdu, kad būtų pakitusio intensyvumo tankio, bet pats ir meniskas jisai darosi šviesesnis, jis akivaizdu irgi ne savo vietoj, jis irgi yra protruzavęs. Nors ir kaulų mes linijų šiandien neišvestume taip aiškiai. Išreikštos degeneracijos metu, tai be abejo mes jau turime visiškai ekstruzavusį meniską. Periferinis kontūras yra bet koks ir jisai be abejo bus heterogeniškas. Tipinis išreikštos degeneracijos vaizdas, tai yra pilna ekstruzija. Pats meniskas, atkreipkite dėmesį, galbūt šitoje vaizde,
dalis to kremzlinio audinio relikė, čia visa tai irgi yra meniskas. Tik jis yra ant tiek degeneruoto tankio, kad čia netgi sunku išskirti, kas kur yra. Visas hipoechogeniškas. Kitas pavyzdys. Irgi vidinis meniskas. Ekstruzija, jisai visas baltėja, šviesėja. Irgi, kaip aš sakau, toks savotiškas kalafioro vaizdas. Su veltais kontūrais, netolygiais kontūrais, išgaubtais kontūrais. Ir net galbūt jau čia periferijos kraštų toks įplyšimas matyti. Dar papildoma informacija, kuri gali mums padėti, kaip pasakyti, užtikrintai pasakyti, jis degeneruotas ar nedegeneruotas, be abejo, tai yra kraštiniai osteofitai, tas irgi duoda informacijos, ar jie nedideli, ar dideli. Paciento padėtis irgi yra iš tikrųjų labai svarbu, noriu tą dar paakcentuoti, nes pavyzdžiui, kai yra pacientas guli ant nugaros, ar ne, sulenkus kelį, aš matau meniską štai tokį. Ne, aiškiai matau, išreikšta degeneracija, ekstruzavęs, osteofitai nedideli, bet akivaizdu, kad problemos jau čia su menisku, su plyšimais ir taip toliau. Tačiau paguldžius pacientą ant pilvo, tą pačią vietą žiūrint, aš jau nematau tokių pakeitimų. Tas pats meniskas, jisai yra įlindęs šitoj vietoj, tarpas padidėjęs, meniskas yra įlindęs. Ir jeigu vertinti tik tai šitą, savo santykinai tokia protrūzija ir degeneracijos pradžia. Žodžiu, mes irgi galim, kaip pasakyti, lenkiant per kelio sąnarį, mes galim įvertinti ir pačio to menisko stabilumą. Be abejo, skausmas. Irgi duoda informacijos, mes su ultragarso davikliu galim paspausti tą vietą, skausminga, neskausminga. Ir būna tokių variantų, kai išreikšta degeneracija su plyšimais, pacientui neskauda, jiems skauda visai kitą vietą. Plyšimai dar vienas irgi tokia labai įdomi tema. Ir kalbėsiu pagrindė apie ultragarso metu matomus plyšimus. Noriu akcentuoti tokį dalyką, kad yra mokslinių studijų dėka nustatyta, kad 36–40% plyšimų yra visiškai asimptominiai. Tiesiog jie visiškai atsitiktinai rasti. Žodžiu, tie plyšimai, jeigu juos randi, jie gali visiškai nieko nereikšti, nesukelti jokios komplikacijos. Ir jeigu vienoj pusėje randa plyšimą, kitoje pusėje atitinkamai randa apie 63% pacientų. Žodžiu, meniskų plyšimai yra gan dažni ir nebūtinai jie turi būti su klinika susiję. Na, apie matomos kraujagyslinės dalis jau čia kalbėjau. Kokie gali būti plyšimų tipai ir ką mes galim ultragarsu pamatyti? Gali būti įvairūs štai tokie įstrižiniai plyšimai. Jeigu mes turime periferijoje, pačioje ir štai šitoj vietoj matyti periferinio kontūro plyšimas. Jisai gali būti štai čia lendantis. Plyšimas gali būti ir jau čia akivaizdžiai matantis vidurinėje, centrinėje dalyje, keliaujantis gilyn. Toliau menisko kitoje vietoje jisai matot užlinksta, tokios kaip žaibų formos darosi. Taip pat plyšimai gali būti ir intrameniskiniai, tiesiog dėl to, kad centre pirmiausia formuojasi ta vadinama degeneracinė zona. Jinai gali plėstis, netgi atsirasti ir cistos savotiškai. Čia vėlgi ženkliai degeneruotas meniskas, papildomai dar matyti kitų plyšimų, bet susikoncentruosim ant grinai intrameniskinės, tokios ir cistos susidarimo štai šitoje vietoje. Matome menisko centre besiformuojantį, platėjantį tokią zoną. Taip, išsivesti irgi gan užtrunka laiko, norimą vietą, kad jinai gražiai atrodytų. Ir gali būti, aišku, visokie dauginiai plyšimai periferinio kontūro. Iš tikrųjų, tai, ką mes dažniausiai matom ultragarsu. Dar noriu pasakyti tą dalyką, kad tokių plyšimų, smulkių periferinio krašto plyšimų magnetinio rezonanso metu ir dažnai net nesimato. Nes būna, kad ultragarsu matai, magnetą padarom, ne, mes nieko nematom. Tai tada irgi pats pradedi abejoti, ką tu ten matai.
Taip, per visą meniską einantys plyšimai, juos mums vertinti tikrai jau sudėtinga darosi, nes ką mes matom? Mes matom dažniausiai 2/3 menisko. Jeigu plyšimas jau yra tikrai platus, galim kartais pamatyti, kas ten giliau nueina, bet tik tais dažniausiai būna spėjimas. Ir kai mes turime štai meniską, tai didžiulis plati plyšimo zona menisko vidurinėje grinai dalyje. Jau su besiformuojančia štai smulkia parameniskinė cista. Ir meniskas plačiai nueina. Giliau, aišku, jau mums sudėtinga pamatyti. Gali būti ir netgi tokių, jeigu pasiseka ir savotiškai skersinių plyšimų. Jeigu štai žiūrim, štai linija, aiškiai matoma. Ir čia menisko periferinis kraštas ir matome liniją nueina ir savotiškai atskelia menisko patį fragmentą. Ir čia daugiau vėlgi gausų visokių dauginių plyšimų. Vienas įdomus irgi pacientas labai pasitaikė, 29 metų vaikinas, žaidė futbolą 3 metus, buvusi trauma ir tiesiog dabar sportavo salėse. Atkreipkite dėmesį, mes čia turime meniską, ar ne? Ir atkreipkite dėmesį štai šitą liniją. Judesių metu, matot, kaip juda atskirai periferinis kraštas nuo centro. Jisai įstabilus, aš su keitikliu judindamas matosi, kaip yra atskilęs visas šitas fragmentas. Štai, juda visiškai nestabilus variantas. Na, kad pamatyti tokį variantą, aišku, čia vienetai, kad taip akivaizdžiai matytųsi, kaip matot, meniskas yra jau išėjęs, protruzavęs ir dėl to aiškiai matyti štai šitas plyšimo linija, ultragarsu jinai sunkiai diferencijuojasi. Mes tokių plyšimų tikrai ultragarsu pamatyti yra sunku. Kaip formuojasi tos parameniskinės cistos, vėlgi apibendrinsiu, jeigu dar kas nors neaišku, gal dabar paaiškės. Vienas iš variantų, tai yra tiesiog pradeda plyšti nuo periferijos, formuojasi plyšimas, gilėja, dar gilėja, kol pasiekia iš vieno krašto į kitą kraštą, ar ne? Kitas variantas gali būti plyšimas prasidėti iš vidaus, nuo kažkokios intraartikulinės dalies keliauti į periferiją. Gal dar vienas mechanizmas, tai yra pradėti iš centro, be abejo, gali susisiekti su periferija ir su vidum. Kasgi darosi? Plyšimo metu plyšęs meniskas po biskį pradeda sąnarinis skystis difunduoti per plyšimo liniją į pačią periferiją. Pačiai pradžiai mes matysim smulkę parameniskinę cistelę, tiesiog gaubėsi esanti kapsulė palei menisko kontūrą ir dažniausiai mes matom tokias smulkės cisteles. Didėjant skysčiui, akivaizdu, tos cistelės didėja iki pačių didžiausių, maksimaliausių cistų. Toks pat mechanizmas veikia ir akromioklavikulinėme sąnaryje. Viskas tas pats. Irgi smulkus paraartikuliniai ganglionai ir tas vadinamas geizerio simptomas, būtent peties sąnaryje, irgi yra tas pats mechanizmas, kaip pažeidžiamas tarpsąnarinis diskas. Tai, smulki parameniskinė cista, kaip jinai gali atrodyti? Turime menisko kontūrą, jau aiškiai matyti plyšimo liniją ir štai nedidelė skysčio sankaupėlė. Vėlgi važiuojant už pakalinių rago, grįžtu atgal ir sušmėžuoja štai. Tokia smulki cistelė. Man to užtenka pasakyti, kad meniskas plyšęs kiaurai. Aš čia matau skysčią. Čia. Vadinasi, tikrai yra susisiekiantis. Toliau, nedidelė cista, aišku, jau kuo didesnės cistos, tuo mums paprasčiau. Palei meniską, štai plyšimo, aiškiai matomas plyšimas ir aiškiai jau ženkliai didesnė parameniskinė cista ir štai plyšimo linija štai šitoje vietoje. Kuo didesnė, tuo ir lengviau, kaip ir sakiau. Cistos gali būti didelės, gali būti dar didesnės. Štai plyšęs meniskas ir tos cistos jos didėja.
Na, čia magnetinio rezonanso vaizdus jau tikrai matėt ne vieną kartą. Ir gali būti masyvios didžiulės cistos. Daug skysčio. Ir mums svarbiausia, kad tas skystis kontaktuoja su menisku. Mes matom protruzavusį meniską, matom heterogenišką tankį, matome hipoechogeniškus ruoželius ir aiškiai matau, kad tas skystis kontaktuoja su menisko kontūru. Man to užtenka pasakyti, kad yra didžiulė masyvi parameniskinė cista. Na, magnetiniam vaizde irgi aiškiai matosi tos cistos. Buvo vienas pacientas, leidosi nusifotografuoti ir aiškiai matyti iš vidinės pusės guzas, ilgą laiką jisai ten tą guzą lyg paskauda, lyg neskauda, vėl padidėja, vėl sumažėja. Ir ultragarsu be abejo matosi jau netgi daviklis neapėmė kontūrų, didžiulė, masyvi cista su solidiniais intarpais, solidiniais komponentais, štai su pertvarom gausiom. Na, menisko aš net nematau jau čia. Čia jau antiek ženkliai degeneruotas, kad... Bet kaip matot, viskas auga iš menisko, nuo menisko centro. Čia menisko jau pamatyti jau sudėtinga. Kitas irgi variantas. Vėlgi meniskas ir po biskį skysčio sankaupos. Didžiulė cista. Ir keliaujant dar už pakalinę pusę, man atrodo, dar išlys dar viena cista. Turbūt, ne, čia gal, jo. Cistų diferencinė diagnostika irgi nereikia apsigauti, kad jeigu matau skystį palei meniską, kad tai yra jau parameniskinė cista, ne visą laiką. Čia yra šoninis rytis, taip, čia yra menisko grinai projekcija ir čia skysčio sankaupėlė, liuks tvarkoj, gal čia parameniskinė cista. Deja, nepamirškit, kad čia gali kaupti skystis ir aš aiškiai matau, kad skysčio taip pat yra gausus suprapateliariai. Tiesiog tai yra skysčio yra ant tiek daug kelio sąnaryje, kad tas skystis užbėga palei meniskus, išgaubia štai šitoj vietoj tos raiščius ir imituoja parameniskinę cistą. Tai esant gausiam skysčio kiekiu tikrai nevertinkite tai kaip parameniskinę cistą. Kalbant apie chondrokalcinozę, vėlgi vertinant literatūrą apie ultragarsą praktiškai yra neužsiminama. Magnetinis rezonansas irgi diagnostika chondrokalcinozės yra gan sudėtinga ir jie visi rekomenduoja derinti su rentgeno tyrimu. Ne su ultragarsu, bet su rentgenu. Chondrokalcinozės jau tikrai matėt pavyzdžius, užkalkėjęs pats meniskas ir magnetinio rezonanso vaizde yra menisko tankio pokyčiai, intensyvumo pokyčiai. Ultragarsu be abejo tas aiškiai matyti. Ir šiuo atveju pacientui matom chondrokalcinozę ir didžiulis aiškiai matomas štai plyšimas. Ir panašu, kad čia netgi akivaizdu, kad jisai keliauja ir liečiasi prie kaip pasakyti, intrasanarinis plyšimas ir besiformuojančia jau cistelė. Kitas pavyzdys. Vėlgi meniskas, vėl matyti smulkių kalcinatų ir vėl šalia plyšimas, kitas pavyzdys. Štai aiškiai matyti keletą problemų vienu metu. Kalbant apie kauliuką, taip tai yra labiau tokio magnetinio rezonanso ir rentgeno tyrimas ir tiesiog, kaip tenai buvo, kiek atkreipiau dėmesį, dažniausiai būna vidinio menisko kauliukas. Tačiau vienu metu echoskopavau pacientą ir čia mes matom, kad čia yra lateralinis rytis, čia yra fabela. Taip, fabela, šlaunikaulio kontūras, čia mūsų blauzdikaulis. Taip. Ir dar toliau keliausim, bus šeivikaulio galva. Taip. Tyriant pacientą užpakalinę sritį, būtent šitoj vietoj, toj pabiskį keliausim, štai hiperechogeniškas intarpas. Pagal ultragarsą taip, tai yra kažkoks tai kaulinio tankio intarpas. Tikrai negaliu pasakyti, kas tai yra. Be abejo, čia reikia rentgeną daryti ar magnetinį rezonansą, bet vaizdas tikrai yra panašus, kai būtų lateralinio menisko kažkokia sankaupa. Sunku pasakyti čia. Be abejo, reikia kitų tyrimų. Dar kitas pavyzdys, vėlgi nemaišyti su tais kauliukais, tai yra
turime girnelę, girnelį sausgyslę, blauzdikaulio kontūrą ir važiuojam palei kraštą. Štai matyti atskiras kaulinis fragmentas, osteofitai matosi. Ir štai toks kauliukas. Ir ultragarsu, jeigu mes važiuosime link šito kauliuko, akivaizdu, kad jisai minkštuosiuose audiniuose ir jisai, kaip dėmesį, visiškai laisvas, jisai mobilus. Jis irgi gali sukelti kliniką. Šitas kauliukas pagal mane tikrai yra dėl degeneracinių pakitimų paseko, yra kažkoks atlūžęs osteofitas ir laisvai plaukiojantis minkštuosiuose audiniuose, čia prie pat irgi kaulo krašto. Apie diskoidinius meniskus jau kalbėta ne kartą. Ką gali ultragarsas? Ultragarsas, aišku, menisko niekada nepamanys, bet reikėtų pagalvoti apie diskoidinio menisko variantą, kai mes matome išreikštas parameniskinis cistas virš lateralinio menisko. Kodėl? Kai yra diskoidinis, žinot, meniskas, yra gausu tų parameniskinių cistų. Ir yra buvę tokių variantų, 23 metų vaikinas, profesionalus krepšininkas. Ir tyriant palei menisko lateralinį kontūrą, stebimos gausios parameniskinės cistos. Štai pas mūsų lateralinis meniskas su irgi plyšimu, aiškiai matomu. Jisai neturėjo jokios klinikos. Jisai visiškai nieko nesiskundė. Čia yra dešinė ir čia kairė, abipus. Matot kokią skysčio sankopos, kapsulė sustorėjusi. Aišku, po mano tyrimo jisai labai susinervino, nes jis tik profilaktiškai atėjo pasitikrinti. Šitam aš tikrai tarčiau diskoidinį meniską tiesiog dėl to, kad aš matau palei lateralinius meniskus tas cistas didžiulės. Vertinti ultragarsu irgi po operacinius pakitimus meniskų šiek tiek mes, aišku, galime. Aišku, ta aukso vertė yra menisko, magnetinio rezonanso. Ir keletas yra būdų, kai yra visiškai pašalinamas meniskas, kai yra vadinama totali menisektomija ir dalinė menisektomija. Tai yra, kai lieka dalis menisko ir čia yra irgi užpakalinis galas visiškai nelieka. Kaip gali tas atrodyti ultragarsu? Štai tiesiog pavyzdys yra normalus, santykinai normalus meniskas. Pagaliau mes jį nors ultragarsu štai matome, jis yra. Aš matau štai giliai nueinantį smaigalį, tą tiesiog į centrinę dalį, o po operacijos pacientui, aš nematau tos giliosios centrinės dalies, jis iš karto baigėsi. Tai yra meniskas tiesiog po rezekcijos, dalinės rezekcijos. Ir ultragarsu taip mes galim štai vertinti likusią periferinę dalį ir žiūrėti, ar yra toje vietoje plyšimo ar ne. Štai nupjauta menisko dalis iš centro. Ir kitas variantas, vėlgi, kai buvo pašalintas meniskas, štai, jau čia aišku nenormalus meniskas, bet pagaliau mes jį matom, tai yra ženkliai degeneruotas su ekstruzija ir taip toliau. Bet kitoj pusė, čia oro intarpėlis buvo, aš nematau nieko. Tuščia, nėra menisko. Dar tokių jau sudėtinga vertinti, aišku, ultragarsu, po operacinių meniskų pakitimų, kai yra siuvami meniskai, bet jau čia, aišku, reikia žinoti tas visas metodikas ir ką galima ultragarsu pamatyti, štai tiesiog siūlų intarpai, užpakalinio rago projekcija, už rago netgi. Anoj pusė. Cistų besikaupiančių, su skysčio, irgi su siūlais po operaciniais. Matot, ženkliai degeneruotos cistos besiformuojančios. Vėlgi, ultragarso diagnostika čia yra sudėtinga, galima tik semiotiškai parašyti. Meniskas neišsidiferencijuoja, gausus skysčio sankaupų su operaciniais siūlais ir tiesiog, aišku, galbūt reikėtų magnetinį rezonansą pasidaryti. Taigi, apibendrinant apie degeneracinius pakitimus ir plyšimus meniskų, kaulo linija nėra visą laiką taisyklė, reikia tiesiog duoti santykinai tokį laisvumą tam meniskui. Periferinis kontūras, kuo lygesnis, tuo meniskas yra sveikesnis, tuo jaunesnis. Echogeniškumas gali būti bet koks. Homogeniškumas vėlgi, kuo vienodo tankio, tuo jis yra sveikesnis. Ir hipoechogeniškas ruoželis dažniausiai tai bus plyšimas, plyšta po biskį meniską, bet aišku, ne visą laiką tai turi būti baigtis operacija.
Ir tiesiog vėlgi šiuolaikiniuose vadovėliuose pateikinėjant štai tokį vaizdą ultragarsinį, tuo metu, kai mes matom kasdienėje praktikoje štai tokį vaizdą su plyšimu, parameniskinė cista. O čia dirbant su pačiu naujausiu aparatu, kur šiandieną buvo ryte pristatyta irgi pacientas, čia prieš 3 dienas buvo atėjęs pas mane, 14 metų krepšininkas ir turime šoninio menisko, šoninis meniskas, aiškiai matyti periferinio kontūro degeneracija ir aiškus plyšimas. Meniskas pats jau protruzavęs, aiškiai matomas plyšimas ir tame vidinėme meniske, štai užpakalinėme rage irgi aiškiai stebimas toksai jau pusiau įstrižinis plyšimas, kur abejonių nekyla. Meniskai puikiai matome. Tai aš tikrai matau ateitį ultragarsu ir pagaliau nors daryti taip, kad nedaryti magnetinio rezonanso prieš tai neįvertinus ultragarsinių tyrimų. Tokia būtų vizija. Ačiū labai už dėmesį.